Susipažinimą su Žemaitija pradedame nuo Auksinio Elnio dvaro. Sodyboje yra senovinių motociklų muziejus. Muziejus buvo sukurtas pačių dvaro įkūrėjų iniciatyva. Čia yra apie 40 eksponatų, o kolekcija buvo renkama beveik 8 metus. Viename iš pastatų yra įrengtas trofėjų muziejus. Taip pat teritorijoje galima pamatyti įvairių metalo skulptūrų. Dvaro teritorijoje esantis didelis auksinis briedis yra viena žinomiausių vietos skulptūrų ir faktiškai tapęs viso komplekso simboliu. Papietauti sustojame legendinėje kavinėje Pakalnutė, Salantose. Aplinka ir aptarnavimas unikalūs. Užsipildę bakus aplankėme Svencelę, Lietuvos kaitavimo sostinę. Per pastaruosius metus Svencelė iš nedidelės gyvenvietės tapo sparčiai augančių vandens sporto ir poilsio centru. Sekantis sustojimas – Švėkšnos bažnyčia. Tai viena gražiausių neogotikinių bažnyčių Lietuvoje, pastatyta 1905 metais pagal švedų architekto Karlo Eduardo Strandmano projektą. Jos 2 bokštai siekia 65 metrų aukštį. Bažnyčios viduje yra 8 altoriai, iš kurių svarbiausias beveik 16 metrų aukščio didysis altorius. Nuostabi nakvynė su įspūdžių pasidalinimu. Kitą dieną pradedame nuo Lūkštų ežero. Tai didžiausias Žemaitijos ežeras. Ir žinoma, kaip be Žemaitijos sostinės – Telšių. Įsikūrus ant 7 kalvų prie Maščio ežero, miestas garsėja savo senamiesčio, meškų simboliais, žemaitiška kultūra ir istorija. Teigiama, kad čia galima rasti net 51 meškos simbolį, skulptūrą ar meninį akcentą.